Kunigaikščio Vaito pėstininkų bataliono 1 pėstininkų kuopa, 1 pėstininkų būrys vykdo objekto 1, kas yra Karmėlavos oro uostas apsaugą. Būriui yra priskirtas snaiperių būrys, turim medikų grandį, prieštankinį skyrių ir vykdami apsaugą esame įsidėstę aplink perimetrą oro uosto. Tai pėstininkų skyriai su šarvuočiais įsidėstę oro uosto kampuose, snaiperiai yra ant bokšto, iš ten vykdo viso oro uosto stebėjimą. Tai nuo ryto vykdom stebėjimą. Šiuo metu buvo pastebėti galimai priešiškai nusiteikę asmenys, kurie planuoja atlikti diversinius išpolius prieš Karmėlavos oro uostą. Tai asmenys visų pirma pastebėjo snaiperiai, perdavė informaciją pėstininkam. Pėstininkam buvo pakeltas budrumas, jie buvo pritraukti arčiau oro uosto centro, kad galėtų greitai vykdyti funkcijas. Tai bendradarbiaudami su VST atlikome įtartinų transporto priemonių apiešką ir asmenų patikrinimą. Šiuo metu vykdom tolimesnį stebėjimą. Galimai priešiškai nusiteikę asmenys operacijų rajone nėra matomi. Šiuo metu randamės prie Kauno hidroelektrinės, sustiprinome jos gynybą. Tai ką mes dabar darom, tai 2 skyriai šiuo metu vykdo kontrolės punktus ant pačio tilto. Tai jų užduotis yra stabdyti įtartinas mašinas, jas patikrinti, pasižiūrėti, ar nėra jokių sprogmenų, ar nėra neleidžiamų kažkokių dalykų. Taigi, pagal pratybų scenarijų matėte, kai buvo sustabdyta transporto priemonė, kariai apžiūrėjo ją nuo bombų iš apačios, patikrino jos vidų, nieko nerado ir transporto priemonę paleido toliau. Viskas tvarkoj. Dėkui Jums už sugaištą laiką, tęskite kelionę. Hidroelektrinės apsaugą vykdome bendradarbiaudami su vidaus saugumo tarnyba.